Antras klausimas, kurį dažniausiai užduoda seminaro dalyviai. Tai kada galima sudaryti pensijų sutartį, kas gali sudaryti ir kokiam sąlygom galima nutraukti. Tai kas gali sudaryti? Sudaryti gali kiekvienas pagal darbo sutartį dirbantysis, taip pat pagal individualią veiklą dirbantis asmenys, ūkininkai. Kas negali? Negali, aišku, bedarbiai, negali studentai, kurie neturi darbo, ir žmonės dirbantis pagal verslo liudijimą. Tai va yra šitie žmonės, kuriems negalima sudaryti pensijų sutarties. Kada galima sudaryti? Anksčiau, turbūt prisimenat, kad buvo laikotarpis nuo sausio 1 iki Liepos 1 kiekvienais metais. Ir jeigu nesi sudaręs, jeigu esi naujas atėjęs į pensijų sistemą, galėdavai dar, jeigu visiškai esi naujas, iki spalio 1. Tai yra tais metais gavęs pirmą kartą sodros pažymėjimą. Dabar, nuo šių metų sausio 1 dienos, tokio apribojimo nebėra. Galima sudarinėti sutartis visus metus. Ir sutartis įsigalioja po 3 mėnesių. Kaip galima nutraukti? Tai irgi dažnai užduodamas klausimas. Ir šiuo metu yra labai unikali galimybė kaupiantiesiems tai padaryti, nes iki rugsėjo 1 yra galimybė nutraukti antros pakopos pensijų fonde kaupimą ir sugrįžti prie sodros pensijos. Tokiu būdu tikėtis pensijos tik iš sodros. O jeigu esat naujas ir sudarėt sutartį, supratote, kad iš tikrųjų jums tai nėra geras sprendimas, tai yra liko per daug mažai laiko iki pensijos, suklydote, neapdairiai pasirašėte, tai jūs dar turite 30 dienų po pasirašymo dienos nuvykti į pensijų fondo valdymo įmonę ir nutraukti sutartį. Plačiau apie tai pakalbėsim seminaro metu.